apie šitą daiktą, tai visi tikriausiai mūsų žiūrovai jau žino, kad kiekviena mūsų sandėly yra tokios lentelės. Šiandien dienai esu pagaminęs naujesnės, be telefono numerio, su barkodu. Kad žmogus prieėjęs iš mobilių išmanių telefonų nusiskanuotų barkodą ir jį tiesiog įmeta į svetainę. Tai va, čia yra projektas. Čia kaip pavyzdys yra aprašymas, kas šitą miškę auga. Miško kadastrinis numeris, miško grupė ūkiniai miškai, tai yra 4 miško grupė, kokioj urėdijai regioniniam padaliniai randasi. Kvartalas 376 ir visi surašyti sklypų numeriai, kurie yra būtent šitą miške. Bendras miško plotas 9,1 hektaro. Kita informacija, kad brestančių medynų yra 340 kubinių metrų, brandžių medynų yra 560. Taip, kad kas siūsit pasiūlymą miško pardavimo išsikirtimą, jeigu turit pasidarę šitokį miško projektą, tai man kainos paskaičiavimai yra reikalingas miško kirtimų žiniaraštis. Projektuotas suprojektavo, kad jisai kertasi plyno kirtimų, bioįvairovė reikia palikti 3 gyvus medžius ir 2 negyvus medžius. Ir iš šito 0,6 hektaro išsikirs 122 kubiniai metrai beržų. Gavę šitos lapus, aš ganėtinai tiksliai galiu paskaičiuoti kainą, kad nereikėtų bereikalingai važinėti į mišką. Nes, pavyzdžiui, čia yra aktualūs šios dienos paskaičiuoti duomenys. Ne kažkokie tai iš popierio, bet jau miškininko, kuris buvo miške. Kiek laiko šitas projektas galioja? Šitas galioja 10 metų. Per 10 metų šitą miškę galima iškirsti pirmuoju etapu. Tai yra šiandien dienai galima iškirsti 3 hektarus plyno kirtimo. 2033 metais bus galima kirsti 1,8 hektaro.